Hello, taigi šiandieną lengvas video apie tai, kokius pranašumus ir trūkumus turi marketo executionas, limit orderiai ir stop orderiai. Pakalbėsiu apie juos, pakalbėsime, kodėl vienais atvejais vieni geriau, kodėl kitais atvejais kiti geriau. Tačiau prieš pradedant, prasideda nauji mokslo metai, rugsėjis, visi pradeda kibti darbus, todėl jeigu tu visiškai žalias Forexe, jungiamės į Forexo pradžiamokslį, pastatyti visi pamatai, nuo ko pradėti, kaip pradėti, kur registruotis, kokią informaciją reikia žinoti, pradiniai hedžai iš tikrųjų, strategijos, lengva psichologija ir tikrai kryptingai investuoti pinigai. Tie, kurie ilgiau laiko treidina, jungiamės į bendruomenę, jungiamės į premiumus. Kaip ir sakiau, šiandieną video bus apie orderius ir mes judame, aš jums bandysiu papasakoti. Kaip žinote, vienas pagrindinių įėjimų tai yra paspausti buy ir sell ties market execution. Tai yra, kad paspaudi pirkimą, kad kaina kils į viršų ir kaina iš karto yra executinama. Tai yra, kad kaina iš karto įeina į rinką. Tavo pirkimas arba tavo pardavimas. Tai čia yra vienas preliminariausių ir vienas paprasčiausių būdų, tačiau su visu šituo prasideda vienokie ir kitokie minusai. Taigi dabar judame, aš jums papasakosiu daugiau, kas yra marketas ir sakykime taip jisai, va čia dabar juda, ne? Va, turime kažkokį mes judėjimą. Ir daleiskime marketas, tai yra, kad va, taip marketas pasisigzavo, nusprendėt, kad eisite longą, market executionas, iš karto spaudžiate čia buy mygtuką, ties kažkur yra jūsų sellas, ties kažkur yra jūsų take profitą. Iš karto įeinate į trade. Kaip ir šituo atveju viskas aišku. Limit orderiai šiuo atveju būtų truputuką kitaip. Limit orderiai, tarkime, kaina pradėjo leistis, matote, jog šioje vietoje yra galbūt vienokia ar kitokia supporto zona. Ne? Ir limit orderiai yra tai, kad kaina turi iki jos grįžti, paimti ir eiti tada jūsų linkme. Tai va šiuo atveju būtų buy limitas, jo kaina grįš iki šitos vietos. Čia turėsime mes SL ir kažkur turėsime mes take profitą. Tai dabar jeigu kaina paima ir grįžta iki mūsų vietos, limit orderis pasispaudžia būtent šitoje vietoje, kaina automatiškai įeina ir mūsų tikslas, kad kaina pradėtų kilti. Su sell limitu lygiai tas pats, irgi kaina turi grįžti iki kažkurios vietos, nuo kur jūs turėsite savo shortą, turėsite savo sellą, turėsite take profitą, kaina grįžta, įeina ir pasiduoda į apačią. Čia yra limit orderiai. Stop orderiai yra dabar šitaip. Kaina grįžta ir paduoda truputuką į viršų. Laukite, kol paduos į viršų. Tarkime, jūsų enteris su buy stopu. Ne, va čia bus. Čia jūsų reiškia sellas. Jeigu kaina iki čia grįžta, pasižiūrite, jeigu kaina iki čia dais, buy stopas pasijungs, tai čia yra stop orderiai, reiškia continuationas. Laukiame, kad kaina pradėtų kilti, mus čia paimtų ir tada vėl pradėtų judėti toliau į viršų iki mūsų take profit. Tai va, tokie yra esminiai skirtumai tarp limit, stop ir market executiono, bet dabar einam prie pavyzduko ir pasižiūrėsime, kodėl vienais atvejais marketo executionas yra geresnis, kodėl kitais atvejais limit arba stop orderiai. GBP USD valandinis grafikas. Turėjome čia pas mus resistance lygį, vieną kartą atšoko, antrą kartą atšoko, breakino, turime naują support. Dabar žiūrėkit, marketo executionas, tai jūs pamatę vienokį ar kitokį judesį, galite įeiti iš karto į trade, ne, va tarkime, įėjote, kaina grįžo, vėl pasidavė į viršų, kažkurioje vietoje čia įeinate į orderį, ne, ir paeinate kažkur take profitas, va įėjote, paspaudėte ir viskas. Yra šiokių tokių minusų, nes prie to pačio turime dėti didesnį sellą. Dabar, kas yra susijęs su marketo, su limit orderiu, tai yra, kad jūs nusistatote, ta prasme, kad kaina dabar, sakykime taip, breakino mūsų resistance lygį patapo supportu ir galime mes laukti kažkokio grįžimo. Būtent šitoje vietoje nusistatytume, tarkime, savo limit orderį, užsidėtume siaurą sellą ir, tarkime, 1:2. Nu, aišku, matėme grafikus. Dabar sulauktume, kol kaina grįž. Kaina grįžo, įvykavo ir padavėm iš karto į take profit. Su limit orderiais taip yra, kad tu confirmationo kaip ir nesulauksi. Tu pas tavį įėjimai yra nuo tam tikrų taškų.
tai bus ar Fibonacci naudosi, ar imbalansus, ar liquidity lygius. Esmė, tame su limit orderiais, tu lauki, kad kaina grįž pasieks tam tikrą lygį su siauresniu SL ir tada nusistatai tik profitus iki tam tikrų taškų. Bet dabar, pavyzdžiui, žiūrėkime toliau, jeigu kainą paliktume, ne, vat, su limit orderiu, tarkime, nuo vėliau įeidinėtume, ne, vat, SL yra mūsų žemiau supporto lygio, ne, ir dabar žiūrėkit, nieko nevyksta, kaina toliau atpilinėja. Dabar žiūrėkit, kas čia įvyko, ne? Kaina įėjo į mūsų enterį. Ir va šitoj va vietoje su limit orderiais, kas yra, pavyzdžiui, jeigu treidini support resistance lygis, tai yra tas, jog tave gali išmušti. Va būtent va šitas vavikas mus išmuštų, nes tu eisi su limit orderiu nesulaukęs confirmation. Dabar šitoj vietoj, ką būtų geriau daryti, sulaukus confirmationo, kad kaina vėl grįžo į mūsų supporto lygį, sutestavo jį, bandė kainą eiti žemiau, kad šitoje vietoje vat, būtų jau žinomas kaip fake breakoutas arba liquidity sweepas. Pasiėmė kainas, pasiėmė selus ir kaina pradėjo judėti viršų. Tai vat būtų su market execution. Šitoj vietoje enteris visai neblogas. Tačiau iš karto koks minusas, tai jog pas tada selas gaunasi labai labai didelis. Na dabar žiūrėkit, čia mūsų selas buvo, šitoje vietoje, buvo 9 pipai, 8, va taip tarkime, ne? 8-9 pipai, ne? Ir pat galima pagauti neblogą risk reward. Vienas, tarkim, prie 5. Šiaip 1 prie 3 galbūt reikėtų. Šiuo atveju su market executionu arba buy stop, nes pasidavė į apačią, pradėjo judėti viršų ir galėjo lygiai taip pat nusistatyti šitoje, pavyzdžiui, vietoje buy stopą, nes kaina krito į apačią, toliau pakrito į apačią ir daleiskime tokį scenarijų, kad kaina pradėjo po truputuką atkilinėti, tačiau jūs dar nesate užtikrinti. Jūsų enteris šitoje vietoje jau būtų virš aukščiau truputuką negu mūsų supporto zona. Ir mes SL užsidėtume vėlgi šitoje vietoje žemiau VIPą. Kad jeigu jau kris į apačią, pas mus paneigia mūsų strategiją ir mes turime SL. Bet ir vėlgi šituo atveju mes turime turime 20 pip SL. Ir dabar mums, kad išgimdyti 1 prie 3 risk rewardą, reikėtų 60 pip. Bet šitas scenarijus yra saugesnis. Taip sakyti, ne? Turime taip ir kaina čia, bet kuriuo atveju, man atrodo, eitų. Ir būtų tai profit. Užtruktų kur kas daugiau laiko, nes čia, kaip matote, vienas vykas su limit orderiu įėjo, paėmė enterį ir sukilo į viršų. Ir turime tik tai 9. Ne? Šiuo atveju mes, jeigu turime stop buy, stop orderį, mūsų selas vėlgi apsisaugojam nuo fake breakout. Nes jeigu limit orderį būtume čia uždėję, mus būtų, kaip matote, uždarę. Būtent šitoje vietoje, būtent šitas fikas. Su stop orderiu mes čia apsaugojame kapitalą, laukiame, kad kaina tikrai respektina mūsų supporto lygį, padavė į viršų. Ir aukščiau truputuką negu supporto lygis, mes įėjame į enterį. Vėlgi, kaip ir sakau, didesnis SL. Su market execution, čia reikėtų laukti pilno patvirtinimo, yra rekomenduojamas candle'ų pilnas uždarimas. Dabar tai pilnai užsidarius candle'ų, tai būtų būtent šitoje vietoje. SL turėtume dėti ten, kur paneigia mūsų strategiją. Tai yra žemiau vyko. Vėlgi, gaunasi 37,5 pipo SL. Ir mums, kad pavyzdžiui, paimti 1 prie 3 risk rewardą reikia labai labai daug. Ir net nežinau, ar paimti šitoj vietoj. Galim pažiūrėti. Paimt. Aš jau viskas. Vienu žodžiu. Čia pos galas market. Tai yra skirtumai tarp SL dydžių, iš tikrųjų. Nes, žiūrėkit, čia 9. Su limit orderiu mes turime tik tai 9 pipus SL. Galbūt mažoka, tačiau treidas fight. Su stop orderiu mes turime jau 20 pipų SL. Didelis SL-as reikia didesnio profito, tam, kad uždirbti tą patį. Dėlį, 1 prie 3. Čia lygiai tas pats.
su market execution reikia laukti, kol užsidarys skandalas, kol sulauksime savo patvirtinimo. Ir įeitume mes į savo trade. Vėlgi yra niuansų. Dabar tai limit orderius ir stop orderius geriausia, sakyčiau, naudoti būtų net ne limit. Grinai stop orderius. Vat būtent va šitą mūsų antrąjį, kur turime stop orderius. Stop orderius geriausia būtų naudoti skalpinant. Ką turime minėti? Dabar pažiūrėkit, skalpinant, turime mes kažkokią judėjimą, tarkime, pirmyn atgal, va taip. Turime ryškius supportą ir resistance lygius, va taip. Ir dabar stop orderius galima naudoti taip. Jeigu kaina breikina mūsų supportą, nusistatome kažkur SL, turėtų būti kažkokie atšokimai. Ir nusistatome tik profitą, bet ir 1:1,5, nes šis skalpa. O stop orderis reiškia, kaina pajudės, pasieks mūsų enterį ir mes duodame prielaidą, jog pasiekus mūsų enterį vyks toliau continuationas, tai yra, kad kaina toliau pradės kristi ir mums pasiektų tik profit. Lygiai tas pats būtų su buy stop. Kaina, jeigu breikins, būtų kažkoks SL-as, tarkime, vėlgi turime tokį orderį, kaina breikintų iš apačios, kiltų į viršų, breikintų mūsų resistance, pasiektų enterį ir vyktų toliau continuationas ir mes pasiektume mūsų tik profit. Tai su buy stopais iš tikrųjų yra labai patogu skalpint, laukiant ar kaina breikins vienokius ar kitokius lygius, breikinus mes iš karto įeiname ir laukiame, kad vyktų continuationas. Iš tikrųjų, buy stopą galima naudoti lygiai taip pat ir su market executionu. Patys matote, jo kaina breikino, patys įeinate, paspaudžiate buy ir sell mygtukus ir tada žiūrite, kur jūsų tik profitą ir kur jūsų SL. Limit orderiai, iš tikrųjų su limit orderiais geriausia galbūt yra day tradinimas, mano akimis, visgi atšokimai, siauresnė SL-ai galima pagauti tikrai geresnių enterių, tačiau vėlgi su tuo ateina rizika, nes tikrai gali būti fake breakoutai, gali būti manipulationas, gali būti liquidity sweepas ir jūs tiesiog išmuštų labai greitai ir tada kaina, kaip matote šituo atveju, visus išmušė. Ir ką padarė, pasidavė ten, kur jinai ir privalėjo. Todėl visą laiką turėkite, visą laiką žinokite, kuo skiriasi, kaip jos naudoti. Eksperimentuokite, kuris variantas jums yra geresnis. Aš, pavyzdžiui, kaip dirbu su premiumais, stengiuosi visą laiką duoti limit orderius, kad spėtume visi įeiti. Ta prasme, tiek aš, tiek premiumai, dėl to kažkiek reikia keisti mano hedžą, aš dalinuosi su visais. Bet visa esmė yra suvokti, kaip pačiam tau reikia tradinti ir kuris įėjimo variantas tau būtų geresnis. Tikiuosi, supratote, ką noriu tuo pasakyti, tikiuosi informacija naudinga. Todėl mokomės, jungiamės į bendruomenę, dalinamės idėjomis, jungiamės į premiumus, visų lauksiu. Taipogi tie, kurie nauji, pradžiamokslis, jau kaip pradžioj sakiau. Ir judame visi link bendro tikslo. Uždirbti dolerį. Bye-bye.